Kodėl parengiau šitą kakavos kursą? Džiaugiuosi, kad Lietuvoje kakava populiarėja ir iš kitos pusės matau, kad kakavos renginiuose vis dar mažas dėmesys skiriamas kakavai, kokybei. Dažnai žmonės per renginius užduoda klausimus, kuriuos vedantysis ne visada žino, kaip atsakyti. Todėl į šitą kursą ir sudėjau pagrindinės žinias trumpas apie kakavą, kaip išsirinkti kokybišką kakavą, kaip ją degustuoti savo kūno pojūčiais. 4 pagaminimo būdai kakavos renginiams, iš kurių vienas yra šiek tiek gilesnis ir pavadinčiau tokiu pažengusiųjų lygių. Taip pat gairės, kaip vesti kakavos užsiėmimą, kai jisai vyksta. Ir prie viso šito kurso bus pridėtas PDF failas, kur bus platesnė informacija, dažniausiai užduodami klausimai. Ir jeigu norėsi, galėsi su manim pasikonsultuoti, jeigu tau vis dar reikės konsultacijos, arba atsakysiu visus klausimus su kakava. Taigi, pradedam.